Su savo tą kripto. Jis turi suprasti, kad kripto nėra tik tai apie vieną dalyką, apie monetą ir panašiai, tai realiai yra apie virtualias mašinas, didžiuosius pasaulio kompiuterius, apie dirbtinį intelektą. Viskas apsijungia į vieną blokų grandinės dirbtinis intelektas, kriptovaliutos. Ir bet kuriuo atveju, aišku, kai masėm jau paduos, jau bus interfeisas taip lengvai padarytas, jau dabar yra, kad parsisiunti appą, perki, parduodi, bet ką aš bandau pasakyti, kad nėra vien apie tai, nėra vien tik tai apie žetoną, monetą, kripto. Yra daug platesnė ekosistema ir bet kuriuo atveju verta yra išmanyti. Ta prasme, suprasti, kaip kas veikia. Bet dėl to mes ir paleidom naujus mokymus Web3 ir kripto turto, kur kalbam apie privatumą, saugumą, geopolitiką, ES reguliavimus. Kas vyksta šiais metais, 26 metais, ne čia praeitų metų, ne užpraeitų informacija, o šių metų informacija. Internet of Things, kaip viskas apsijungs ir panašiai. Tai, žinai, čia yra viena kripto dalis, kita dalis yra, galima ir uždirbti iš to. Bet sakau, rinkoje nėra pati geriausia padėtis dabar, tikrai nėra. Ir tikslas turėtų būti žmonėm išlaikyti kapitalą, tai reiškia nebūti tokiem aktyviem